Tai treneri jūsų mintis prieš Lietuvos rungtynes? Falko yra tipinė namų komanda. Ta pajautė turbūt Reggio Emilia komanda, jie atvažiavo. Mes labai akcentuojam rungtynių pradžią, kaip jie pradėjo su Reggio Emilia, buvo 5 lejapai, keli stylai, keli blokai, tai jie skirtingo fiziškumo komanda, ypač žaidžiant namuose, dėl to ir vadinam ją tipišką namų komandą. Tam turi būti pasiruošę. Kaip vertinate varžovų formą, kas turėtų pasikeisti jų žaidime ir kaip ruošitės šiems galimiems pokyčiams? Turim suprasti tą rungtynių foną. Falko komandai tas pralaimėjimas Vilniuje yra kol kas vienintelis sezone. Ir žinom, kad šitų rungtynių jie laukia, revanšo laukia su savo fanais, su savo auditorija. Ir aišku, jie mato, iš kur prasileido taškus, kiek daug pigių taškų prasileido, tiek tranzicijoje, tiek iš pick and rollo ir tikimės jų kažkokių pokyčių. Matėm tos pokyčius vietinėse Vengrijos čempionato rungtynėse ir tiesiog turim būti tam pasiruošę. Ir komanda šiuo metu yra pirmoje vietoje grupėje, tačiau situacija yra įtempta, net 3 komandos turi vienodą pergalių skaičių. Ar tai sukelia kažkokį papildomą spaudimą ir ką galvojate apie tai? Manau, rytui kiekvienas rungtynės reikia laimėti be jokių pasiteisinimų ir tas spaudimas, žinot, tiek žaidėjai, tiek treneriai nėra didesnio spaudimo iš kažkur šalies, kaip mes patys savo keliam tą spaudimą ir čia nėra problema, jisai visą laiką buvo, jisai visą laiką yra ir bus. Tai norim kiek įmanoma anksčiau užsitvirtinti geresnės pozicijas po grupėje ir rytoj yra puikus šansas tam. Ir kitas dalykas, nekalbant apie rytojos rungtynes, šiandien buvo paskelbtas 12-ukas Lietuvos rinktinės FIBA langams. 12-uke net 5 ryto žaidėjai. Kokios jūsų mintis apie tai? Atvirai sakau, nenustebino. Kiekvienas žaidėjas, kuris bus rinktinėje, to nusipelno. Labai svarbus langas. Džiaugiamės, kad mūsų žaidėjais pasitikė, reiškia, kažką mes gerai darom. Ir šiaip tai, jeigu atvirai, tai matau tokiam lange, jeigu traumos nekamuotų pradžiai sezono ir tą patį Igną Sargiūną, tai galėjo net ir 6 turbūt būti žaidėjai ir džiaugiamės, kad visi jie sveiki ir gali padėti tam lange, kuris tikrai bus svarbus rinktiniai.